Rugpjūčio 26. Meilė yra maloninga. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 4 eilutė. Dievo žmonių pareiga nėra parodymas visų nuodėmiautojų, kuriuos galime sutikti gatvėje, lygiai taip kaip netiktų sakyti negražios išvaizdos žmonėms, jog trūksta jiems grožio. Mandagumas, malonumas visada yra krikščioniško charakterio dalis. Pasaulyje mandagumas gali būti vien tik politūra, bet tarp krikščionių tai nėra vien tik geros manieros, bet veikiau atspindi tikruosius širdies jausmus, išvystytus pagal gyvenimo dvasią - meilę. Meilė veda prie mandagumo, kantrumo, gerumo ir net nepaklusnumo atveju nesiryžta ištarti nemalonaus žodžio ir vengs to tiek, kiek leis tam pareiga. Čia išverstasis žodis meilė reiškia neturinčią savų tikslų gerą valią, kuris skiriasi nuo įsipareigojančios geros valios. Tai yra gera valia, kuris skatinama ne pareigos, bet gerų principų, su malonumu parodo įvertinimą, nuoširdžią vienybę, užuojautą arba gailestį ir auką. Įvertindama gėrį principuose ir charakterio bruožuose, ji su džiaugsmu remia gėrį principuose ir charakterio bruožuose, užjausdama ir apgailestaudama dėl tų, su kuriais elgiamasi nesilaikant gerų principų arba kai patys nebūna taikoje su gerais principais. Jai yra malonu padėti jiems išbristi iš tų sąlygų. Todėl ši gera valia yra pasirengusi planuoti ir liudyti gėrį, norėdama laiminti kitus. Šiame darbe ji yra ištverminga, maloni ir mandagi pasišvęsdama iki mirties tarnauti kitų laiminimui. Klausimai: ar ši savaitė buvo kupina gerumo? Kokios viso to buvo aplinkybės, formos, motyvai ir rezultatai? Meilė yra maloninga. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 4 eilutė.